Kaip tikėsi, taip ir bus. Man tai nebūtina, aš nevalgau jau 5 metai, kaip antras tas mano etapas ir mano kraujas tikrai neblogas. Aš daviau kraują kaip donoras ir tada jie padaro tyrimą to kraujo išsamų. Tai mano kraujo netrūksta nei geležies, nei ten hemoglobino, nieko netrūksta. Ir vienas toks faktas, kad aš niekada nesergu, tarkim, net sloga. Aš turėjau reaktyvinį artritą, aš vaikščiau kažkurį laiką netgi pasiramsydamas lasdelę, būdamas jaunas. Turėjau pakankamai, iš tikrųjų, sirgdavau dažnai. Vaikystėje prasirgau visas vaikystės ligas, turėjau nusiskundimų, man skaudėdavo galvą, mane vesdavo tėvai pas daktarus, duodavo krūvas vaistų. Viskas įsprendė tada, kai pradėjau užsiminėti aktyvesnę fizinę veiklą ir šiek tiek sveikiau maitintis. Tai labai paprasta. Pirmas dalykas, tai atsisakiau nuodų, nes labai mes gyvename nuodų pasaulyje. Žmonės sąmoningai save nuodė. Jeigu visi šios planetos gyvi organizmai pajutę dūmus bėga nuo jų, tai žmogus juos į save traukia. Jeigu ne vienam neįsiūlysi kažkokį chemikalą, kuris yra neskanus ir jisai jam kenkia, tai žmogus pats savanoriškai geria ir dar už tai atiduoda didelę dalį savo atlyginimo. Iš tiesų, vegetarizmas gali įtakoti tam tikrų maistinių medžiagų stoką. Tai vitaminai B12, geležis, cinkas, kalcis, amino rūgštys, kurių nepakankamai yra augalinėme maiste. Tačiau didelės bėdos iš tiesų nėra, teigia gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė. Medikė sako, kad vartojant pieno produktus, įtraukiant į vegetarišką maisto racioną įvairius alternatyvius maistinių medžiagų šaltinius ir protingai viską subalansavus, jokių problemų nelieka. Vegetarizmas gali sąlygoti tam tikrų maistinių medžiagų stoką. Bet sakau, gali sąlygoti. Išvardinsiu jas. Visų pirma, tai yra baltymai. Tai yra esminės amino rūgštys, kurių yra nepakankamas kiekis augaliniuose produktuose. Taip pat yra vitaminas B12, geležis, cinkas, kalcis, esminės riebalų rūgštys, omega-3 riebalų rūgštys, kurių gali trūkti vegetarams. Tačiau didelės bėdos iš tiesų nėra, todėl kad jeigu detaliau, taip išsamiau tai panagrinėjus, tai matoma, kad tarkim, tokio vitamino B12 atsargų žmogus gali prikaupti ilgam laikui. Ir jeigu vegetaras prieš tai buvęs omnivaras, tai yra ir viską valgantis žmogus, jisai gali prikaupti vitamino B12 netgi 30 metų į priekį. Geležies yra alternatyvių šaltinių, reiškia, iš augalinių produktų irgi galima gauti geležies, tik tai aišku, tai turi būti tai turi būti tamsiai žalių lapų daržovės kartu su vitaminu C. Tuomet ta geležis yra geriau pasisavinama. Na, tarkim, kalcio problemos kaip ir tokios ir nėra. Esminės amino rūgštys, tai yra baltymai, ką aš minėjau, tai jeigu valgomi pieno produktai arba kiaušiniai, tai bėdos absoliučiai nėra. Tačiau alternatyvų šaltiniai, jeigu tie produktai nevalgomi, yra soja, tai vėlgi pilnai gali užtikrinti poreikį ir apskritai tai tyrėjai sako, kad esminių amino rūgščių netrūksta. Dabar šiuo metu yra atliekama labai didelė studija, kur tyriama daugiau kaip 500 000 žmonių, 10 Europos šalių. Ir ta studija tyria, kaip įvairūs maitinimosi faktoriai įtakoja vėžio atsiradimą, kaip susiję su vėžiu ir apskritai kaip įtakoja kitas ligas. Tai 27 000 iš tų 500 000 žmonių yra vegetarai ir tam tikros išvados jau šioje studijoje yra padarytos, bet aišku, tokių, kurios būtų visuomeniai galbūt labai efektingos, tai tokių išvadų nėra. Tos išvados, kurios jau yra, tai yra, tarkim, kad skaidulinės medžiagos, jų didesnis kiekis maiste, žuvis, pienas ir sūris mažina žarnų vėžio riziką. Tai vat, tarkim, yra ir kitų jau išvadų ir visa tai nėra taip jau, tarkim, ir nauja, tačiau šita studija yra labai rimta, ilgos trukmės ir labai didelis kiekis žmonių tyrimą, dėl to ją galima pasitikėti ir pasikliauti. Ar lengva vegetarams gyventi Lietuvoje? Ar visados jie gali pakankamai patenkinti savo sveikos mitybos ir gyvensenos poreikius? Pas mus Lietuvoje dar
nėra labai pakankamai geros sąlygos tam, nes kai aš 15 metų tapau vegetaru, taip skaitai, kavinėse būdavo labai problematiškai pavalgyti. Dabar jau kiekvienai kavinėje mes galim surasti bent jau bulvių fry su daržovėm, tai jau yra neblogai. O parduotuvėse dažnai reikia praleisti daug laiko prie lentynų, kai skaitai sudėtį produkto, kad jame nebūtų gyvulinių kažkokių priedų. Ir tai yra nelengva, jeigu tu jau nevalgai mėsos, tai nesinori valgyti ir fermentų, jaučios skrandžio, ir tada tenka prie fermentinių sūrių lentynos gana ilgai praleisti. Bet man labai keista, kodėl Lietuvoje vegetarai nepradeda kovoti savo teisės. Ar čia jų yra tiek mažai, ar jie yra tokie pasyvūs. Ir man vakar kilo klausimas, įdomu, ko Lietuvoje daugiau, gėjų ir vegetarų. Gėjai taip aktyviai kovoja savo teisės, o vegetarai tyli, tai gal jų tiesiog yra mažiau. Aš tikiuosi, mes ateityje pasieksim tokį lygį, kaip kad visa Europos Sąjunga ir ant visų produktų bus pažymėta V raidytė, jeigu tai yra vegetariškas produktas. Tai vieno įstatymo pataisos reikėtų ir iškart labai stipriai palengvėtų mums gyvenimas. Lietuvoje tas vegetarizmas ir paplitimas jo ir, tarkim, apskritai žmonių gilinimasis į tai yra tokiam žemesniam lygiai negu vakaruose. Ir vakaruose, tarkim, jeigu yra vegetarinio maisto restoranas, tai nėra kaip pas mus meniu vienas lapas, tarkim, vegetarinis maistas, kur yra ne gyvūninis tiesiog maistas, augalinis. Ne, vegetariniam restorane neturi būti naudojami, tarkim, peiliai, kuriais pjaustomas ir gyvūninis maistas, sūris turi būti tik skirtas vegetarams, nes jeigu jame yra jį gaminant naudotas fermentas gyvūninės kilmės, tarkim, toks yra parmezanas, jis niekada negali būti vegetarinis sūris, vegetarams jis absoliučiai netinka. Ir, tarkim, vegetarų draugijos vakaruose, būtent Didžiosios Britanijos vegetarų draugija, išleidžia ištisus sąrašus maisto priedų ir kitų maisto sudedamųjų dalių, kurių neturi būti vegetarų maiste. Ir netgi yra tam tikri produktai, kurie yra žymimi, kad tinka vegetarams. Ir aišku, vegetarai norėtų, kad visi produktai būtų taip ženklinami, tačiau aišku, tai nėra įmanoma. Tai vat, domėjimasis ir apskritai galimybė valgyti vegetarinį maistą labai skiriasi Lietuvoje ir vakaruose. Na ir nuo to priklauso ir kaip tinkamai bus maitinamasi, kaip tinkamai bus subalansuotas tas visas racionas ir ar tikrai nieko netrūks. Nes, tarkim, Lietuvoje tikrai pasirinkimas tų alternatyvių produktų, kaip, tarkim, alternatyva pienui ir pieno produktams yra skurdi. Na ką, soja ir viskas. O kad dar yra, tarkim, ir bananų pienas, ir kokosų pienas ir taip toliau, tai Lietuvoje mes to dažniausiai negalime to turėti. Žmogaus organizmas prisitaikęs virškinti įvairų maistą ir gyvūninius, ir negyvūninius produktus jau 3 milijonus metų. Ir todėl, tarkim, bijoti, kad kažkaip tai neigiamai paveiks sveikatą nereiktų. Na, iš tiesų tai toks palyginimas labai įdomus. Žmogaus virškinimo sistema yra labai panaši į tokio gyvūno pandos. Panda, jo virškinimo sistema šio gyvūno yra pritaikyta valgyti įvairų maistą. Tačiau panda yra vegetaras, valgo tik bambukus. Ir kaipgi yra, šis gyvūnas turi visą savo būdravimo laiką, tai yra, kai nemiega, visą laiką ištisai turi valgyti, tam, kad jai nieko netrūktų. Tai va, tai taip, kad jeigu taip grubiai palyginti, tai žmogus irgi turbūt turi labai daug dėmesio skirti savo maitinimuisi, kad jam nieko netrūktų, jeigu valgo tik augalinį maistą, tai yra veganas.